veikia ir softeriai paprasti mirtingieji, atsirado antroji daly, pagaliau Lenkų eventas. Avasas bus! Kurva! Paver! Okay, let's go. Sveiki sugrįžę. Tai antra diena, rytas apie 11 valandą. Ateškiam gal amunicijos nueit paimti? Jo, reiktų ateškimo. Žalį juostą. Ne, eisiu pasim. Ir Vyce mums vienos žalios juostos reikia. Kvatronas pametė, tai reikės prie amunicijos paimti ir jis galės paimti amunicijos ir paimti juostą. Sau. Ai, pas mane gulplai buvo. Tai gerai. Taip, visi vieną raišę trūksia, taip. Gronkį turit, žiebtuvėlius turit. Žiebtuvėlius turiu, gronkį ne. Ką dar šiežna? Oranžinės lemenės. Oranžinės lemenės neprapisot? Ne, turim. Tada Mirties kortelės. Mirties kortelį turit? Įram. Juodas išmetėt? Ne. Ne. Pasilikau. Tada kas dar? Akiniai. Akiniai. Yra. Garnitūros. Yra. Amunicija full. Na, iš tiesų praeitus kartus daug ką palikdavom ir reikdavo grįžinėti, kažkas kažką pamiršo, tai dėl to taip viską tikrinomės. Šio, tada gerai. Baltas monsteris. Ne. Dar vienas amunicijos sako, kažkokią misiją turėtume gauti, tai realiai kito galite Čia taip ir bus. Ne. Ahujet. Tai gerai, tada šoka mašinos ekipažas į mašiną, Kvatronas prisijungia prie jų. Kur fotkė darbas? Blet, fotka, naftai. Ačiū! Varom Ačiū! Photographer, professional? Yes. Wedding photographer? Almost. Wait a little bit. Į dešinę pusę? Nu, iš pračiau Hebros pasidaryti nuotraukėlę prisiminimui. Dešinį kelią. O man šipsotis, rai? Thank you, sir. Važiuojam, Hebrai, mašinos ekipažas į mašinytę, Kvatronas irgi mašiną. Ką, pasiguriam, važiuojam pasipildyti amunicijos, zateškim, kurios šaunam į automobilius ir lėksim į trasą. Šiaip gerai, čia bateriją reiks įsidėti, išsidėsiu paskui. Visada pamirštų kažką. Jeigu ką paskei. Na ir Hebra paleidom su automobiliu pirmą ekipažą, mes iš paskos su kariniu tokiu busikėliu vežė per keliuką mus ir visus nugabeno irgi į tą pačią vietą ir jau tenais darėm jau regrupą. Tai po pirmos, antros dienos, tai yra ir nakties, tai šiek tiek visi pavargė, bet visai pasikūrė nuo ryto, tai karšto buvau, žinokit, apie plus 30, plus buvau su giliu ir vandens visiškai šalia savęs neturėjau, tai tikrai buvo momentukų, kur ir galvas skaudėjo, ir vandens rūko, bet Hebra komanda labai pasirūpino gerai, tai ačiū dar kartą nueidėrėm. Ir važiuojam truputėlį pasižiūrėti, kas šiandieną įvyko. Norėjau dar gilį biškį patobulinti, prisidėti šakų, bet nebespėjau, prasidėjo veiksmas. Prieki veiksmas, šonė dešinė irgi. Kairės į laukus! Yes, sir! Liepi paimant kairę pusę ir iš karto tą dariau, žyminėjau poziciją. Iš tiesų žaidimas vyksta ne taip kaip nori, ne taip kaip sakau, pratęs esu, o daugiau kaip komanda liepia. Tai čia iš automobilio, matom POV. Matau, iš automobilių ten susišaudimas, bet lyg savi buvo ir daugiau priešai miškuose turėjo būti. Aš pats stebėjau už toli, kas vyksta. Liepi man kairę laukus paimti, tą ir padariau. Kvatronas, dar du giliai lauke miške be manęs, laukuose, nežinau spalvos, atrodo žali. Green! Na, iš tiesų dažnai buvom sušaudę tarpusavį su savais, tai iš karto parodau, kad žalias. Ačiū, supratau. Ir parodžiau, kad savi ir visi čia What you searching? kažko ieškojo. Small plexiglass part, like from the window. Ah, for car window? Yeah. Okay. Turret car. Understood. Kvatronas, čia visi ieško mašinos plastikinio langelio. Na, o Hebra buvo veiksme, tai iš karto bėgau pas juos į mišką. Kaip sakoma, vadų nurodymų nebelaikiau, nes jau nebebuvau ką ten žiūrėti. Tai nusprendžiau pats padėti draugam. Jau arčiau jų į mišką, bandyti surasti irgi priešus. Kaip matom, savi šalia už nugaros guli. Ir labai...
dideli miškai, apaugę, tai tikrai sunku matyti kažką su DMR nušaut. Daugiau gal, sakykime, automatas praverčia. Avokado karolis prieš mane 30 metrų, mes nusistūmė tolyn, jie iš dešinio flango perėjo į centrą, kaip supratai? Na ir atrodo, komanda išsivalė. Gerai, chebra, dasivalėm, dasistūmėm iki prosinos 20 metrų. Nereikia lysti ten į pamiškę, kad negaustume pizdį iš miško tamsumos. Judam atgal. Judam atgal. Atsitraukiam! Na, vadas liepė atsitraukti, tą ir padarėm, atsitraukėm ir vėl žygiam toliau į tą pačią misiją. Tai iš tiesų komanda labai puikiai susitvarkė ir be mūsų, tai žinoma, transportas keliauja į priekį. Mes visi iš pasko žygiuojam. Ir nemažai reikėjo surinkti žingsniukų, tai per 48 valandų eventą sudeginau virš 7000 kalorijų ir aš laikrodukas nuėjau apie 40 km, tai tikrai nemažai, žemėlapis žiauriai didelis, tai pavaikščiau tikrai teko ir dažnai tekdavo daugiau žygiuoti, ar ne? Tai atrodo atsitraukti šiek tiek, pristabdyti, išlaikyti atstumą, kad nepakultumėm į ambušą. Ir čia jau prasidėjo vėl veiksmas, šone kairiai pusė, šį kartą miškuose žaidėjai. Tai įvyko lyg ir mini ataka. What color are you? No color? Eina be raiščių, tai dėl to ir klausiu spalvos. Tai iš tiesų nežinau, kad galima ir be raiščių žaisti. Šitą nežinau, bet turim kontaktą kairiai pusėje ir iš karto įmos ryštingesnių veiksmų pušinos į priekį. Norisi patirti to veiksmų šiek tiek. Ir liepė man kairę pusėje, tai aš visą laiką iš kairės labai stipriai žygiavau į priekį ir stengiausi apeiti žaidėjus, neleisti jiem atsitraukti. Komanda mano vorele pušino, o aš iš kairės pusės bandžiau prilaikyti, kad jie toli nepabėgtų. Pakeliu ranką, kad manęs netyčia nenušautų savi. Po dešinio krūmuose yra priešai ir komandos nariai juos šaudo. Nusprendžiu eiti dar kairiau, apeit bandyti tuos krūmus iš šono, kad kažkaip tais užspaus tuos žaidėjus, sustraukiu pistoletą, nes jau gali būti ir žymiai arčiau, DMR'as techniškai nebereikalingas, nes tikrai krūmai dideli ir tų atvirų erdvių nebuvo tiek daug, kiek norėčiau. Pagrinde visur miškas. Ir Hebra spaudžia stipriai į priekį. Aš tengiuosi su jais neatsilikti. Ir gražiai šukuojam miškelį, visi tvorelė, tai komandos nariai tikrai nemažai žaidėjų nušovė, sakė gal 6 ar 8 žaidėjus tenais išvalė, o aš techniškai prižiūrėjau kairę pusę, tai veiksmų ir taip nebuvo, dar liepė kairiau, kairiai pusėje sutikau savų žaidėjų. Green! You green? Čia kvatronas. Priekyje yra žalių, Hebra, priekyje yra žalių, dar kartą kartoju, daug. Tai priekyje buvo kairiai žali. Sakyk, daug žalių klaukė ir dar priekį manęs daug žalių buvo. Papasakyk, nes manęs negirdim, atrodo. Mėlyniai buvo labiau dešiniau. Į dešinę? Ok, priekį buvo žalių nemažai. Ok. Na, girdim ir granatų sprogimus. Buvo. Tai aš tą bandžiau pasakyti per raciją. Norėsi pakelt? Taip, tai kurie nežiūrėjo pirmos dalies, tai primenu, kad buvo po mirties galima traukti kortelę ir joje buvo ištraukiama nutrinama žalia, raudona arba, man atrodo, juoda spalvos. Tai žalia bet kas gali gydyti, raudona tik medikas, o juoda tu keliauji mirtveką ir nieks jas prikelti jau nebegali. Tai komandos narys buvo sužeistas, ištraukė žalią kortelę, bet kas galėjo pakelti, tai prisikėlėm ir toliau pušinomės į priekį. Mes esam 100 kokių metrų nuo geltonųjų vėliavos, turim didelį kontaktą su Vilniaičiais, kaip supratai? Savas. Atsargiai buvo priekį žalių. Komandos nariai puikiai susitvarkė, komanda su mėlynaisiais priešais ir viską išvalė ir ganėtinai saugų pasidarė.
Mūsų per daug plėsis patronai. Gerai. Mūsų prieki yra. Savų priekį, sakiau, žalių daug labai buvo. Gerai, mes čia tai mėlynus įsivarėme. Jo, Į kairę flangą, į kairę, išsiplečiat. Iki Alenovičiau, į kairę. Na, išsiplėtėm į kairę, liepėm ant galą žiūrėti, tai gulėjau ir žiūrėjau galą ir pamačiau tolimoje ateinančių žaidėjus. Labai kantriai laukiau, kol prieis arčiau, nes nežinojau spalvos. Tikėjausi, kad gali būti ir savi žaidėjai. Do you speak English? Yes. I'm green. In front of you 5 meters. Okay. You see me? On your left, I think is enemies or green also? On left, And like 10 meters ahead. there is only green. It's on green also. Yes. We have contact more like in front and left. I thought you enemy flanking, it's okay. Čia kvatronas, į mane įėjo daug žmonių, laukiau, priejo arti, pasižiūriu žali, sušnekėjom ir jie ateina jum iš kairės pusės, bandu spausti irgi. My team is like capture the object there. There's like object we need to like capture with a flag. Yes, there is a flag. Yeah, we holding that flag and people pushing from that side and maybe from that side. I'm not sure about right side, but from left side there's lots of enemies. Enemies. Yeah. There is also. Also greens, right? Green, Yeah. I said that in info on the radio. I'll try to check, if it's not the same team. Čia kvatronas, daug žalių pro mane eina ir pušinas arčiau prie flagų, tai nesušaudykit savų žalių. Yeah, inform them that we are coming towards that side. They should know. Yeah, I think they cleared everywhere is like greens, most likely. Okay. They told in radio they just had a huge contact, but they see it's like only green. So sorry. No problem. Yeah. Is a path. You will have Yes, yesterday in the night our guys scouting. was, Okay, there's a path, and here I'm not sure. This is work dark. Somewhere there is road. Okay. Somewhere there. Okay, I will transfer to my team. Someone has a Discord. Yes, we have a Discord. Our vehicle is on the Discord as Mickey's. They Mickey's. Yeah, Mickey's. Your group name? Invaders. I know. Okay. We will Visi contact. žino Okay. žaidėjus. Okay, so I will tell him that we. Say call, but okay, we will know. Okay. Ir Karolis dar, man atrodo. Iš tiesų susikomunikavom labai daug, mūsų žaliųjų čia buvo, kaip matom, čia Nie wolno. Bet čia toks vaizdas, kad mes visada puolam. Bet tai ten tai moteris, matai, su to dėlė. Ta mažiukė? Jo. Kai. Aš ir galvoju, bet galvoju, mergaitė, tipo jauna, bet paskui pasisliau. ir pilno žaliųjų, tai nusprendėm persigrupuoti ir susiskirstyti misijom. Nežinau, matau daugą, bet nežinau, ar avokadą matau. Nepažiūrėsiu čia arčiau neina. Rezumink, tai čia. Taip pat naudojom appsą, kad matyti vieni kiti komandos narius, bent jau. Na, kol kas sakyčiau, krums veikia, dar nemiriau. Bet ir nelabai nušoviau kažką. Veikia, nes tu kaip po kairę buvai ir tada kaip tik saulė taip krito, tai žinok, aš tave jau buvau pametęs. Ir tu taip greitai ten judi visai, tai ten kažkaip... Na, aš taip pat nueinu, sustoju. Linijai, žinai, einam, Jo. žiūriu, oi, tu savo judantis krūmus. Aš Na ir pagaliau persigrupavom ir važiuojam kitur. Avokadai pačilt nori? nori. Iš lauko pusės reikia. Jie nuletė. Šiaip ten tų senvynų transporto mėlynųjų buvo didelis juodas užklijuotas. Didelis juodas, ale? Kur tokia informacija iš vis? Ale? Žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Nu, pažiūrim, ką prifilmavo mūsiškiai, kol mes kapojomės miške. Čia mūsų transportas kovojo su raudonaisiais ar mėlynaisiais. Įdomiai, bičas blokuoja su mašina, neleidžia pravažiuoti, neleidžia pušint. Kiek pamenu, sakė, kad negalima tokių bairių daryti, bet, nu, kaip matom, ne visiems taisyklės vienodos. Tai va, išėjo net kolega pašnekėt. Ir čia miške laksto žmonės. Kur? Kurioje vietoje? Dešiniau? Na
Na ir čia bokštelis gerai šaudo, iš tiesų sunkus ribotas vižinos bokšteliai, tai nėra taip viskas paprasta matyti kaip atrodo. Tai labai gerai, kad komandos nariai duoda informaciją iš apačios. O čia galite pažiūrėti kaip atrodo visas vaizdas iš bokštelių ir kiek mažai matos ir kiek stiklai sudaužyti. Na, iš tiesų mūsų komandos daug bijojo tiek transporto priemonių, tiek žaidėjų. Nes mūsiškiai turėjo ir daug transporto naikinimo prietaisų ir mašinganą, ar ne patį, kuris važinėjo ir labai agresyviai žaidė ir dažnai raganėjo, kaip sako jie patys. Tai tikrai davė parako karšto priešam ir dažnai kovodavo prieš 2-3 mašinos transporto ir dar visai neblogai atsilaikydavo ir kartais net nemažai jų pašalindavo. Bliot, kaip čia įsileska man. Taip, šiaip transporto priemonė turi šaudyti bent jau iš 10 metrų atstumo, negali iš arčiau šaudyti, tai teisybė sako jie, neleidžiasi, neturėtų važiuoti taip arti su mašina viens į kitą. O, bokštelis, mokas. Na ir čia užsitęsė šitą kovą, tarp transporto priemonių miške buvo nušauti irgi nemažai žaidėjų, man atrodo, jie ten 3 ar 4 žaidėjus pašalino miške. Ir bėgantis dar vienas žaidėjas ką tik nukrito. Minusas? Bokštelį dar viens yra. Per tą skylę gal pabandys pataikyti. Taip, ble, žinok, jis nemiršta per tą skylę, aš daug ten suleidau. ATR gali traukti, jisai atėjo priekis. Jo, bet jisai... Nu, vat, sunaikinti transporto priemonę galima tik į langą pataikius iš to ATR ZT-šis vadinamos ir pataikai iš dažų tokio rutuliuko, kuris šauna ir išsitaško ant lango. Jei pataikai į langą, tada transporto priemonė ir žaidėjoje yra mirę. O čia buvo karšto, bet galų gale mūsų komanda atsitraukė, nes buvo bereikalingas žaidimas ir keliauja pas mus. Eik, tu GoProškę sudaužė. Na dėja, GoPro mano irgi nukentėjo, suskilo, nieko nepadarysi. Karas reikalauja aukų. Čia per apačią pušinomės į dar vieną vėliavą. Kol komandos nariai važiavo keliuku, mes iš šonų per mišką flankinomės ir bandėm užsispausti irgi priešus iš kitos pusės. Nu į batkalniukas. Reikėjo pavargti įkopti jį, bet įkopė. O čia pastebėti raudonį priešai dešinėje pusėje, apšaudo. Ir po to išsiaiškinom, kad vėl žali, tiesiog su raudonais paučiais. Savi, žali. Žali, man atrodo. Green. Jo. You have some random stickers, Red. Na buvo, čia šitam kariukį susimalta tarp komandų, tarpusai pasišaudyta ir raudoni ten paučiai, stikeriai visokie irgi labai atrodė, kad priešai, nes tikrai ribotas vižinas, krūmų daug, o čia liepi galą man žiūrėti, o aš čia gale pastebiu judesį ir atidžiai stebiu, kad yra žaidėjų ir su liemenėm einančių ir ne tik. Ir šiek tiek pasekus juos pastebiu, kad tai yra mūsų komandos irgi dalis, tai žalieji ateinantys irgi iš tos pačios pusės panašiai, kur mes atėjom. Tai šią informaciją irgi informuoju savo komandos nariam. Didelis spaudimas, gaunasi berniukų dalis atsitraukia. Patronas apačioje matau judėjimą žalių žaidėjų. Jie ateina taip, kaip mes atėjom. Na, iš tiesų daugiau veiksmų ir nelabai užturėjom, ramiai išbuvom, niekas netėjo ir grįžom į bazę, pasistiprinom ir į vakarinį žaidimą naktinį išbėgom, tai jau saulė leidžiasi, kaip matom, gražus vaizdas. Vakaras apie 8, man atrodo, vakaro iškeliavom į veiksmą, tai matysim, ką veikėm naktį. Na, šį kartą susipatoginau savo gerą, be gėlio. Kažkaip atrodo, kai jau balius baigės. Bet liemenės savo stengiaus pasilikti ir viskas savaip, kad būtų patogu. Ateina kažkas. Ir pamačiau ateinančius žaidėjus. Čia Kvatronas, mačiau 2 ateinančius žmonės, nežinau spalvos. Kvatronai, koks atstumas? 150 metrų. 150.
Kvotronai ateina, DMR pastavęs kartu į priedangą. Gerai girdžiu, bet atrodo šiaip žali, dar nesu tikras. Na, atstumas buvo didelis ir tikrai buvo sunku suprasti. Prisileidžiam. pavyzdį, Tai nusprendėm prisileisti šios žaidėjus ir užsėmėm. Čia Kvatronas liko apie poziciją. 50 metrų. Čia Kvatronas liko 50 metrų, spalvos nematau, prisileidžiam arčiau. Other guys, speak your language. Na, išsiaiškinom, kad žali, prasileidom, viskas gerai. Oh, it's fine. Yes? What's good? Zdorovėlė. We just holding, search, like we had some cars coming. Yeah. We just do the ambush, for cars. Yeah, I've seen. Yeah, so that's what... car, right? Yeah. I've heard you screaming. Na, pažiūrim, ką pats Yeah. praleidau. Tai galite pažiūrėti ir čia iš Zeteškės sunaikino transporto priemonę. I mean, if you don't have any mission, you can help us. Yeah, we will do, but we are still waiting for our car to come. Are you waiting for a car? Okay. Yeah, we have car with tower, everything, so we just waiting it, and they come back, we just keep going, For till now, we're just waiting here and camping, the cars, and just after that, they come and we start pushing forward. Okay. Šiuos žaidėjus su mum, tai mes visi kartu važiavam ir važiavam jau susitikti su kitais lietuviais, kur jau ėjom labiau su Night Visionais, nes matom jau temsta labai stipriai, saulė nusileido, tai jau tikrai šiek tiek tamsu buvo, reikėjo pažygiuoti, o čia jau iš naktinio matymo turim perspektyvos, turėjom 2 naktinio matymo ginklus, abiejų POV turim, dėja, jokio garso neturiu, nes neturi nei naktinis matymas, nei mano kamera naktį, turėjau su mikrofonu šitie problemų, tai matom nemažai mūsų žygiavo ir čia pasidurėm į veiksmą. Veiksme tai pas mus priešai mus pradėjo atakuoti ir mes turėjom labai daug Night Visionų tiek iš kitų lietuvių, tiek mūsiškiai, tai ganėtinai stipriai juos sušaudom ir visi nušauti iš karto eina į šoną, matom už transporto priemonės slepiasi dar žaidėjas, puikiai rodo tą naktinis matymas, taip pat dar miškuose buvo. Ir buvo šiek tiek sunkiau pastebėti, jau buvo 2 nušauti ir po truputį mes juos visi šaudėm, valėm ir po truputį naikinom. Čia mano perspektyva, irgi bandau šaudyti, šalia praeina savas, vos nešaunu į galvą jam iš DMR. Ir naktiniu matymu labai sunku suvokti, kur šaudai ir tikrai mano pirma buvo patirtis, tai ačiū labai Šekždai, kad iš tiesų davė man šį termalą ir pabandžiau žaisti. Tai tikrai įdomesnė patirtis, čia matom 3 žaidėjus nušautus ar 4 netgi jau sunaikintus, dar mūsų komandos kiti nariai jau pušinosi, čia matom be naktinio matymų, kaip atrodė viskas ir kaip toli. Tai čia šiek tiek turiu iš kameros vaizdo, bet kaip ir minėjau, su mikrofonu laidas truputį gal nedasikišo ir nebegirdėjau. Neturėjom jokio garso, nieko nesigirdėjo ir yra kaip yra, reiks gal nustoti mikrofonų su external naudoti, nes pastoviai kažkur linzdamas miške su šaka užkabinu laiduką ir atsijungia mikrofonas ir tada turim tokį, kaip sakykim, nefainą reikaliuką. Tai jau čia išsivalę, esam žaidėjus, matom jau truputėlį išsiskautinę, išsivalėm tuos priešus ir čia dar keli kiti komandos nariai pušinosi arčiau jų. Bet kaip ir jau veiksmas tenais į pabaigą ir beveik visus žaidėjus išvalėm. Ir tas mūsų naktinis buvo toks, sakykim, didžiausias veiksmas prie to automobilio, kur matėm ir po truputį kiti lietuviai jau išėjo miegot. Čia matom vienas gamtinį reikalą darom. Žiūrėjom, kaip termalas gerai veikia šiuo klausimu. Ir nuotaikėlė gera buvo ir toliau naktiniam žaidime dar turėjom šiek tiek veiksmo, tai trumpai galima paklausyti, kas čia įvyko. Sorry. What? Do you speak English? What? Which one? What? Car lights. Can you turn off the car lights? Turn off the lights! I shot to that guy who was literally facing other side and there was no blinking light on him because he's facing on other side. Yeah, we don't see And the that lights side- if he is No, like I behind. did not see. Another thing, if you fucking dead, turn off the fucking LED light. Thank you. Dead. You showing us our Or drive the position. fuck off. Yeah, you give away our position. Na, buvau su lenkais pasipikta dėl to, kad jie mirė apšviečia mūsų poziciją specialiai, kad matytų savi, kur mes esam, tai čia tiesiog paskapom, o čia darėm ambušus, tai šakom užkrovėm kelią ir neleidom žaidėjim pravažiuoti ir jie sustodavo prie šakų ir darydom tokį mini ambušą, nes daug komandų žaidėjų rotavo su mašinom, tai stengiamės naikinti mašinytės. Avarinis mirė. Ir čia sunaikinom dar vieną transporto priemonę, atlaisvinam kelią, jau jie sunaikinti ir važiuoja toliau į spawną ir laukiam kitų žaidėjų. Ir čia atvažiuoja automobilis dar vienas link mūsų, vėlgi visi susislėpėm į ambušą. Čia iš Zeteškį šauna į langą, pramisina. Ir susišaudimas, reikia padėti komandos nariam. Negeriausia idėja šaudyti su traceriu tokiu, kur pats pasirodau, kur esu.
Šerai, nuik paklaus, kas daros. Duokit ugnies į mašiną! Flangą! Sukit per kairę pusę flangą! Tai. Gerai. Bandykit paflanguoti atsitraukę per kairę. Na ir komandos nariai susitvarko su šiuo priešu. Hey, como... So if the driver is dead, who is like out? Yeah, but if everyone dead, Mes turėjom jau senus senovėj tą vairą. Kas yra? Sako, čia daug jūsų. Sakė, nežino, kur važiuot. Aš jam iš paintballo, matai, jis neturi durų. Aš jam iš markerio, iš paintballo pataikiau ne į langą, o į įną. Gerai, kur Mikis? Supratai, aš pataikiau. Na ir iš tiesų baigėsi toks veiksmas, jau rytas, paryčiai buvo ir nieko per daug nesuradom, tai keliavom namo išsimiegot, pailsėt. O čia sekančio diena rytas ir iki galų jau. Bandėm maksimaliai jūs pasiruošti, tai nuo 12 iki 8. Žaidimas, 8 valandų dar paskutinis išėjimas. Ir dar po kelių ataškių šitus šovinius pasipildysim. Ponas jais skraidysi, nes va atsakė droną paimti. Yra baterija pakraut ir šitą pakrautą su lipduku. Aš skraidysiu. Nu gal reiks. Taigi reikia ir telefą pasijungti. Nereikia, čia yra ant pultų viskas. Ai. Čia tiesiog pultą, moki, parodys. Šitą... Ties spaudė sykį ir antrą kartą. Kadangi pats vėl su Giliu jau žais, tai buvo sunku pasimti droną su savim, tai daviau avokadą, avokadas sakė yra skraidęs, tai šiek tiek paskraidė paskautinau. Vadas pas avokadą bus dronas, tai galės pakelti ir jisai. Labai gerai, labai gerai. Na ir vėl pusė komandos išvažiavus transporto priemonė, mes vėl likom žygiuot. Tai žygiavom iki pozicijos, sustojom pailsėt, pasidiskutuot, kas vyksta, pasiplanuot. Radau aviečią, tikiuosi nieks nepadarė gamtinių reikalų ant jos. Na ir čia pastebėtos transporto priemonės atjudančios link mūsų. Tai mes užsėmėm tašką, poziciją ir laukiam jų atvažiuojančių šitų transportų priemonių, nes jie važiavo link mūsų taško ir turėjom iš dronų šią informaciją, tai galėjom anksti pasiruošti. Dar tuo pačiu keliu atvažiuoja transporto priemonė mėlynųjų. Artėja. 100 metrų iki susidarimo. Na ir kadangi neturėjau transporto priemonės naikinimo įtaiso jokio, tai prasileidžiu šiuos visus ir stengiuosi sušaudyti į galą. Transporto priemonės, jeigu artėja prie jūsų, turit matyti savo už 6 valandus iš galo. 3 transporto priemonės. Mėlynieji. Na ir iš tiesų visą žaidimą daugiau dirbau kaip skautas, negu kažkoks šaudantis ar kažkoks kareivis pušinantis, tai visada stengdavus praleisti žaidėjus, duoti informaciją. 4 transporto priemonės. Kartuoju, 4 transporto priemonės. 4 transporto priemonės mėlynųjų. Čia Kvatronas, dar tuo pačiu keliu ateina žmonės, priešų pajėgos. Įtartini asmenys po truputį juda. Ateina po truputį, jo. Na ir praleidau transportą kovoti komandos nariam, palikom, o čia užspotinau žaidėjus ateinančius, irgi atrodė mėlynieji ir laukiam, kol priartės visiškai prie mūsų. Tai palikti ambušą, jie kaip ir kažkokie irgi atsarginiai kariai ar iš galų pėstininkai, 3 einantys buvo pastebėti. Tai labai ilgai kantriai jų laukiau, žinokit, apikojo 10 minimum minučių ir čia atrodo lyg pastebėjo mane ir pradėjau šaudyti. Atrodė ir vieną ir kitą nušoviau. Vienas tik dėja pakėlė ranką, kitas nubėgo į mišką. Ir čia su tuo miške žaidėjų susišaudimas buvo. Dėja, greičiau jis mane pastebėjo, nušovė, bet komandos nariai išgelbėjo mane ir pakėlė. Mes su Briedžiu grįžtam. Na, o čia šie žaidėjai į ambušą irgi mašiną vieną nukovė. Tai net nespėjau kameros nufilmuoti, nes taip intensyviai greit veiksmas prasidėjo. Maladėt! Jau buvau pasiruošę šaudyti makaulės. Jo. Nice, malač, kebru. Na ir paskui daugiau veiksmų nebuvo, tai persigrupavom ir čia jau pušinomės kitą vėliavą, kitą flagą. Nes ilgai laukiam, neatėjo niekas, tai atėjo kiti lenkai mus pakeitė ir mes nustoję prendėm pušintis kitą vėliavą, užiminėt. 1 valandą guli žmogus. Mama bėga. Matau. Vienus tikrai turėjo būti. Dar kairiau nuo jos storas medis, 5 metrai į kairę. Dešiniau. Kairiau.
Atsispręsk! Chaosas! Chaosas bus! Kurva! Pamer! Batarkė, per vidurį! Per vidurį kumas! Nebėra! Seną duodu! Duok seną! Ir baigis ginklę bateriją, tai turėjau pakeisti. Tai kol juos šaudė, ambušinom mes iš kairės, pušinomės palei kitą kraštą, tai galim pažiūrėti, ką mūsų komanda per tą laiką veikia, kol jie čia baterijas skaitinėjasi. Pakėlė, liemenė. Šalia jo ir už jo. Už jo 20 metrų daitė. Na ir po truputį visi per kairę pusę spaudėmės su komandos nariais. Judam! Komanda intensyviai judėjom, aš visada turėjau būti labiau galiniai linijoje, nes su snaiperiu DMR niekas manęs labai arti į veiksmą neleido. Aišku, gal ir patirties trūkumas, tai tiesiog klausiau komandos ir ėjau iš paskos. Čia kartu ateinu ant kalniuko vadų į pagalbą. Labai matau gerą poziciją, šiek tiek gal su DMR daugiau galvoju pamatysiu, nušausiu kažką. Ir ieškom priešių. Labai apžėlė krūmai, apžėlė miškai, iš tiesų labai vešlu, tai tikrai sunku, buvo su DMR čia daugiau kilų padaryti. O čia tolimoj pastebim žaidėjus ir juos šaudau. Komandos narys, aš net nešaudau, prižiūriu. Viskas gerai. Nuėmėm žaidėją. Na ir daugiau mažiau prasivalėm, toliau spaudėm per kairę pusę, o mašina toliau dirbau irgi iš kitos pusės, juos labai stipriai apšaudė. Iš dešiniau. Matau iškirpaisą. Vienas. Jo, atsistoja. Kiek mes turim vieną, antroj, trečioj valandoj. Jo, mačiau, šaudžiau jį. Trečias išvažiavimas geriausias. 10 valandą. Na ir čia Hebras smagiai per krūmų šienauja su mašinganu. Tai labai stipriai davė gerą suppress fire. Ir per tą laiką mes galėjom ramiai per kairę pušę valytis priešus ir daug mač išsivalėm didžiąją dalį priešininkų. O čia komanda toliau pušinasi, skinasi kelią į priekį ir taip spaudžia priešininkų pusę. Kas matot kažką? Dešiniai, dešiniai, antra valanda. Čia antra valanda, dešiniai. Čia šitas? Keletų priešų bandė pabėgti. Ir iš tiesų čia nemažai šaudė Hebra žaidėjų, gal apie 8-9 raudonieji buvo numirę. Ir čia pora buvo pabėgę, bet paskui išgaudė mes su automatais ir daug veiksmų jau nepamatėm. Tai važiuojam į kitą veiksmą, jau čia gavėm irgi lokaciją, padarėm ambušą ir turėjom sulaukti žaidėjų, kurie turėjo atvažiuoti. Ir išgirdom atvažiuojančias mašinas ir supratom, kad čia jau priešai. Dar paleidom drono paskraidyti, paskautint mums daugiau informacijos, kas vyksta. Ir čia pasižiūrėjom keliuką, susiradom, iš kur atvažiuoja transporto priemonės, tiksliai dar nematėm kokios, bet jau laukiam jų kantriai. Artėja! Bandau žiūrėti, dar nematau. Na, mikrofonas irgi keistai kažkaip veikia, bet veikia, tai atrodo raudona. Raudonuosius lygtais. Raudona, 100%. Aš manau, bandykit pirmą praleisti ir vadyba šauna į antrą, o Marčelo į pirmą. Jie staptelėjo, dairosi kažko, tikisi mūsų pasalos. Na ir atrodo priešai žino, kad mes esam ir trūko gal 10 metrų, kad pavažiuotų į priekį ir jau būtų įvažiavę į pasalą ir labai kantriai ilgai laukėm. Jie kažkur šniukštinėjo, kažko ieškojo, dairėsi, bet taip ir net važiavo labai ilgai iki mūsų. Tai gan kantrybė dorybė, kaip sakydavo, tai kantriai toliau sėdėjom, laukiam, čia matom po kairę aš esu pusę. O šalia buvo komandos dar vienas narys prie manęs irgi prigulęs ir transportų priemonių mūsų, kaip sakoma, Subarikas laukė duobėj, stipraus pušo ar ne, kada gausim leidimą pušint, kad nesimatytų ir jie duobėj laukė priešų, bet nežinau, ar Subarika buvo pamatę ar ne, tai kantriai bandėm išlaukti to momentu, kada vadas lieps pult arba prasidės kažkoks veiksmas ir ilgai stebėjom priešus. Laukim ženklo pult.
Ir pagaliau priešai pajudėjo, išlaukim tinkamo momento ir juda tiesiai link mūsų. Jau buvau pasiruošę šauti į bokštelį. Nėra, informuojam. Ir Ziteškis lyg šovė į automobilį, lyg tais automobilis mirė, dar pašaudo į bokštelį dėl viso pikto, bet nušovė bokštelį gal iš nugaros. Ir jau Hebra į puolimo. Darom chaosą. Chaosas aktyvuojam. Tai Hebra į puolimo padėtį, aš visiškai iš šono dar prižiūrėjau, ar neišlys žaidėjai jokie iš krūmo. Ir supratęs, kad viskas švaru, pušinaus kartu su komandos nariais į priekį. Bandžiau eiti arčiau jų. Viena transporto priemonė atsitraukė, o mes šukavom mišką, nes miške yra dar 2 ar 3 žaidėjai. Tai juos šaudėm, ieškojom. One was hit and he was medic, I think. Yeah, we had medic. Lenkų eilinis paverkimas, kad nušovičiais mūsų nemažai, bet mūsiškiai buvo tikrai 2 nušauti, 2 pasikėlė. Savi šaudo. Dar vieną laikį gerą. What do you mean? In game, off game. So this is off game, but there is no marking. There's only road on the map and that's it. This is off game. So if I'm still here, I'm good. So if I'm there, is Exactly. This is a private property. Come on, man. Seriously. Okay, should I be dead then? Nu čia įdomi variacija. Eik per žingsniuką atšonę, tu esi miręs už zonos. This is in game. Yeah, but there is a road that travels next to the window, yeah? Same. Yeah, same thing. So, Same. 6 red people, 5 blue people doing the same thing. We were just waiting That's for them why to we're come. talking, that's why the quiet. Yeah. So the question is, can you walk? If it's let's say it's a minefield and we're dead, yes? Yeah. Okay, so everybody who was walking there. Ir per telefoniuką parodė mum, kad yra čia red zona, bet kas juokingiausia, paskui mes, kur gavom žemėlapius į ranką, suradom tą vietą ir žemėlapį net nebuvo pažymėta raudona zona, tai tiesiog Hebra ištraukė savo kortelę, nes gavom algų. Na ir galų gale vis tiek mes visus iššaudėm ir tada specialiai visi subėgom į lauką ir nusižudėm. Na ir tolimesnio veiksmo vakare neberadom, link 8 vakarų žaidimo galo kaip tik nebebuvo veiksmo, atrodė kaip tik dar bus veiksmo, bet jau atrodė visi iškeliavę nuo mučių, nieko neradom ir čia mūsiškiai jau keliauja namo. Ir sugalvojom patys savo padaryti ambušą, tai mūsų Zarenko išbėgo ir norėjo nukautuoti automobilį, bet neiššovė. Neiššovė Ziteškį. Ir nepavyko ambušas, pakartojimas. Opa, tiesiai į stiklą ir automobilį visi mirė. Na tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad užsuko, tikiuosi jums labai patiko, pasubscribinkit mano kanalą.